Sveiki gyvi guminio sporto aistruoliai, fanatai ir apsisnarglyje sirgaliai. Krepšinis mūsų antra religija. O pirma? Žiedinės lenktynės. Tad broliai ir seserys išmušė mūsų džiaugsmo valanda. Startuoja didžiosios žiedinės lenktynės guminiai prezidento tauriai laimėti. Ir nereikėjo laukti 5 metus. Varžybų dalyviai mus tiesiog priblokšti žada savo bolidais. Kur tu mane tempi? Česlovas prašė mašiną suorganizuoti. Českai? O kodėl čia štai jam kaip tai duoti? Jis man kas? Sūnus? Tėvas? Lenktynėms reikia. O ką? Aš jį palaikau? Ar nepalaikau? Kaip manai? O ką, nepalaikai? Aš pirmas paklausiau. Taigi pagal partinę liniją. Tai iškart čia štai reikėjo taip sakyti. Duosiu aš mūsų partinę Volgą. Volga? Šitą senieną? Tu pažiūrėk, kokie maži jos veidrodėliai. Cit, Boba, tau tik dizainas galvoj. Čiagi amžiaus mašina čia štai. Aš su ją guminį Hesą pastačiau. Ei, ko krapštotės, elitas? Aš jau antrą ratą varau. Pergalė artėja. Ruolai, kur valgi stabdžių nepriverčiau? Jis nekalts, kalts mechaniks. Jau gaunam naujus sociologinius tyrimus apie guminių sirgalių durnumo koeficientą. Sergančių už raudonųjų komandą koeficientas 30. Tai daug ar mažai? Durnumo per mažai nebūna. Skubam pranešti, kad prie Baltijos krantų ką tik prisišvartavo NATO kreiseris Aurora, atgabenęs itin slaptą krovinį. Valdai, ar apšalai, nori laimėti su pliažiniu džipu? Džipas čia visiems vadinasi gyvenimo atvejams sakant. Atsibusk. Mykolas Českai Volgą davė, o Volga skurdo Lietuvos trasose, kaip kupranugaris Saharoj. Džipas čia ir kaime džipas vadinasi. Kiekvieną konkretų kaimėtį pasieksiu ir sakant ašarų nušluostysiu vadinasi. O kiek jis benzino ryja? Už ką pilsies? Tai tu dar paklausk škia, ar aš grąžinsiu skolas už praėjusį ralį škia. Sugadinai tu mano taiką, ar turai, sakant, prieš pats startą vadinsi, sugadinai. Ei, sąmokslininkai, aš jau 3 ratą varau. Ruolai, pleškina ratą, nepripučiau. Jis nekalts, nekalts ratsas. Sirgalių žaliųjų komanda durnumo koeficientas 42. Skaičiai iškalbingi. Taip, jie kažką sako, tik įdomu ką. Bet grįžkime prie pasirengimo varžyboms. Kuo nustebin Žydroji Auštrevičiaus komanda? Kokia prasme Žydroji? Nagi Petras Europos koridorius išmindė skersai išilgai. Ta prasme, taip. Tai jungiame generalinį konstruktorių. С гордостью заявляю, заказ брата-акробата Виктораса мы выполнили досрочно. Что там Волга, что там Жип? Вы посмотрите, какой монстр мы соорудили. Машина со всеми наворотами. Ребята, смотрите, турбонаддув, пол-литра, полный автомат, автопилот, автозасос, и диски эти, литые, наконец, тюнинг. Хуять можно, И главное, идет не на соляре, а на родном лосьоне огуречного. За победу! Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка. Ну что, лето красное пропели, так иди же попляши, аж jau 4 ratą пелину. Победа за мной. Руолай, шмаки с ней сухой, блядь! Он не виноват, ваши дороги хуевые, Роланда и Роли, kai ką pametei. Nematau problemų. Turime durnumo koeficiento absoliutų rekordą. Sergančių agurklygė durnumo koeficientas 92. Sveikiname. Su tokiais rodikliais negėda ir į tribūnas rinktis. Nemažesnės aistros verda ir prie riaumojančių bolidų. Pilotai drąsina vienas kitą, kas spila konkurentui į benziną cukrų, kas praduria padangas, kas užkemša išmetamąją angą, o kas tiesiog spjaudo ant akinių. Тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза, čia štai не наша зараза. Kas čia, lietus iš giedro dangaus, sakant. Ne, čia Viljamso likučiai šitai staškosi. Tfu, vadinasi, sakant, 3 kartus per petį. Kas čia dabar, ko tai akis aprasojo? Ne, sakant, Petriko ašaros byra.
Sutarkim taip. Jei po mano šūvio startuos Valdo džipas, tai nestartuos Petro traktorius. O jei startuos traktorius, nestartuos džipas. O jei startuosit abu, tai vienas kito nelenkėt. O jei nestartuosit abu, tai eikit jūs Ir štai lemtinga akimirka. Teisėjas jau iškėlė į dangų pistoletą Makarov. Kad tik nepataikytų NATO naikintuvą. O šiandien tu ką nors matai? Taip, matau labai daug ryškių dūmų ir šviesą tunelio gale. Dūmai sklaidosi, bet kodėl visos mašinos vis dar stovi savo vietose? Todėl ir stovi, kad nežino, į kurią pusę važiuoti. Nu, nafik tokias varžybas. Садитесь, ребята, подвезу.